Sveiki. Paskaitysiu kelias rašto vietas iš Naujojo Testamento. Man labai patinka rašto vietos apie Jėzų Kristų, kuris vaikščiojo, gydydamas ligonius, darydamas gerą. Čia yra Mato Evangelija, 4 skyrius, 23 eilutė, nuo 23 eilutės. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose. Štai ką jis veikia. Mokydamas sinagogose, pamokslaudamas karalystės evangeliją. Pamokslaudamas karalystės evangeliją. Ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, pamokslaudamas karalystės evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias. Garsas apie jį pasklido visoje Sirijoje. Žmonės nešė pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, ir jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė didelės minios žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės. Taigi, ką mes skaitome apie Jėzų? Naujajame testamente mes apie jį perskaitam, kad jis vaikščiojo po visą Galilėją, jo maršrutas buvo visa Galilėja, jo užsiėmimas buvo mokymas sinagogose, jis mokė žmonės sinagogose. Sinagoga tai buvo vieta, kur žmonės susirenka klausytis Dievo žodžio. Susirenka tam, kad išgirsti Dievo žodžius, kad bendrauti, suprasti. Tai vieta, kur ateidavo žinios apie Dievą. Ir Jėzus pamokslavo karalystės evangeliją. Pamokslavo karalystės evangeliją. Dievo karalystės evangeliją. Evangelija tai reiškia gera žinia. Iš graikų kalbos išverto šitas žodis reiškia gera žinia. Ir antiek gera žinia, tokia gera žinia, kad sunku patikėti, kad taip gali būti iš tikrųjų. Tai labai gera žinia. Ir Jėzus skelbė ne įstatymo rūstybę, bet gerą žinią. Ir gydė visas žmonių ligas bei negalias. Jėzus gydė visas žmonių ligas bei negalias. Štai ką darė viešpats Jėzus Kristus atėjęs į žemę. Vaikščiojo tarp žmonių, mokė juos, pamokslavo jiems karalystės evangeliją ir gydė visas ligas bei visas negalias. Ir kai jis taip darė, garsas apie jį pasklido visoje Sirijoje. Gretimoj šaly pasklido garsas apie viešpatį Jėzų Kristų, kuris vaikšto, kuris moko sinagogose apie Dievą, skelbia Dievo karalystę ir gydo visas ligas bei negalias. Šitas garsas pasklido į gretimą šalį.
Ir kas vyko, kai pasklido garsas tarp žmonių? Kas vyksta, kai žmonės išgirsta gerą žinią? Žmonės nešė pas jį visus sergančius. Žmonės nešė pas jį visus sergančius. Haleliuja, ar ne? Įvairiausių lygų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus. Ir jis išgydydavo juos. Matot, kas vyko? Reiškia, kada žmonės išgirdo, ką Jėzus kalba, ką jis daro, jie iš karto atėjo ieškodami atsakymo pas jį. Ir kokio jiems reikėjo atsakymą? Jie turėjo brolius, jie turėjo seseris, jie turėjo tėvus, jie turėjo vaikus, jie turėjo senelius, jie turėjo močiutes, jie turėjo kaimynus, draugus, drauges, dėdes, tetas. Ir kai kurie iš jų sirgo, kai kurie gyveno palaimintą nuostabų gyvenimą ir staiga įvyko nelaimė ir susirgo. Kažkas gimė sergantis, ar ne? Ir atsakymo nėra. Ir ką daryti? Tiesiog rūpinti žmogumi, padėti jam. Ir staiga išgirsta šitie žmonės, kad vaikšto Dievo sūnus, Jėzus Kristus, žemėje, žmogus, kuris išgydo visas ligas bei negalias. Mylėdami savo artimuosius, jie paėmė juos ir nešė pas Jėzų. Ir nešė pas Jėzų, kad jis juos pagydytų, išlaisvintų, atgaivintų, atvertų akis, ausis, padarytų vaikštančius, nevaikštančius, ar ne? Tai normalu. Dievas visiškai neužprotestavo šitiems žmonėms išgydymo. Dievas neužprotestavo šitiems žmonėms geradarysčių. Dievas darė jiems gerą. Kodėl? Kada atsivertė apaštalų darbų 10 skyrių, 38 eilutę ir skaitai, to aš ją perskaitysiu. Ten randi parašytus tokius žodžius. Kaip Dievas patepė šventąją dvasią ir jėga Jėzų iš Nazareto. Ir jis vaikščiojo. Jis, Jėzus Kristus, pateptas šventąją dvasią ir jėga, Dievo pateptas. Dievas jam davė šventąją dvasią ir jėgą. Viešpačiu Jėzui Kristui. Ir Jėzus Kristus vaikščiojo darydamas gerą, neblogą, bet gerą darydamas. Ir gydydamas visus velnio pavergtuosius. Ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Matot, Dievas buvo su juo, gydant žmonės, išlaisvinant velnio pavergtuosius. Dievas buvo su juo. Dievas nebuvo prieš jį, kai jis ėjo ir griovė velnio darbus. Dievas buvo su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Šventoji dvasia buvo, jėga buvo su juo. Ir Dievas atvėrė save žmogui suprantamiausiu būdu, kad jis myli žmogų, jis gydė jį, jis rūpinosi juo, jis darė gerą žmogui. Kodėl? Kad atkreiptų dėmesį, žmogaus dėmesį į tai, koks yra Dievas. Jis nėra tas, kuris duoda kryžių, kuris kankina žmogų lygomis, negaliomis ir visokiomis kančiomis. Ne. Jėzus Kristus atėjo ir apreiškė tėvą ir šitą tėvą jis parodė, kuris nuima žmogaus kančias. Ir žinot, Dievas automatiškai nenuima šitų kančių. Jeigu jis galėtų nuimti automatiškai, jis jau būtų senai visas nuėmęs. Bet buvo tas momentas. Jėzus Kristus vaikščiojo, kalbėjo, darė gerą. Žmonės girdėjo, ką daro Jėzus Kristus. Jie girdėjo. Ir kai jie girdėjo, ką daro Jėzus Kristus, jie reagavo į tai, ką jie girdėjo. Jie tikėjo tuo
Ir dėl to jie nešė savo artimuosius. Ir dėl to tie, kurie patys sirgo, jie ėjo pas Jėzų Kristų. Vienokiu ar kitokiu būdu jie ėjo pas Jėzų Kristų. Kodėl? Todėl, kad Jėzus Kristus yra gydytojas. Todėl, kad Jėzus Kristus paėmė visas jų ligas bei negalias. Kad atsiverti Petro laišką, 2 skyrių, 24 eilutė, ten randi parašytas tokius žodžius. Jis pats, Jėzus Kristus pats, savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio. Užnešė mūsų nuodėmes. Nuodėmės pasekmė yra liga, prakeikimas, negalės, skurdas, sugriautas gyvenimas, mirtis. Tokia yra nuodėmės pasekmė. Jėzus Kristus paėmė mūsų nuodėmės, užsidėjo ant savęs ir nunešė ant medžio į bausmės vietą, ant kryžiaus. Jis paėmė mūsų bausmę, kurią mes turėjom nešti, jis paėmė ant savęs. Kodėl? Todėl, kad myli tave ir mane. Todėl, kad jis rūpinasi tavim ir manim. Štai koks yra viešpats. Parašyta, jis paėmė mūsų nuodėmės ant medžio, kad mirė nuodėmėms. Mes numirėm su Kristumi nuodėmiai. Nuodėmė nebėra mūsų dalis. Nebėra. Nuodėmė nebėra mūsų dalis. Nuodėmė nebeturi jėgos mūsų kankinti, todėl kad Kristus ją nugalėjo Golgotoje. Šitos dalykus pratęsim kažkada vėliau. Apie nuodėmę, apie pergalę prieš nuodėmę. Bet čia eina kalba apie tai, kad Jėzus paėmė mūsų nuodėmes, priežastį mirties ir, reiškia, parašyta, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Jėzus Kristus buvo plakamas. Jis nebuvo vertas plakimo, jis nepadarė nė vienos nuodėmės, jis nenusikalto. Tobulas žmogus, tobulas Dievo sūnus. Jis nenusipelnė mirties, mirtis negalėjo jam viešpatauti, jis negalėjo būti plakamas, mušamas, jam nepriklausė prakeikimas. Bet jis pats sąmoningai savo valia užėmė tavo ir mano vietą Golgotoje ant kryžiaus. Jis prisėmė bausmę, jis atidavė save plakimui. Kodėl jį plakė? Dėl tavo ir mano nuodėmės. Dėl tavo ir mano ligų. Tavo ir mano ligos buvo pasmerktos Jėzaus Kristaus kūne. Buvo pasmerkta ir nuodėmė, ir liga, ir prakeikimas, ir gėda, ir baimė, ir atstumimas, ir atskirimas nuo Dievo, ir mirtis. Visa tai buvo pasmerkta Golgotoje Kristaus kūne ant kryžiaus. Ir kai jis tai padarė, jis konstatavo tokį dalyką, jis paskelbė, jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Kada mes buvome išgydyti? 2000 metų atgal, tada kai mūsų viešpats Jėzus Kristus, mylėdamas mus, atidavė save už mus. Tada nuodėmė buvo pasmerkta. Tada mūsų lygos buvo nugalėtos Golgotoje, pasmerktos. Tada mes buvome išlaisvinti ir išgydyti. Tai klausimas, kodėl aš šiandien dar sergu? Kaip aš ir skaičiau Mato Evangelijoje, žmonės jie girdėjo, ką darė viešpats Jėzus Kristus. Ir kai jie girdėjo ir matė, jie ėjo pas jį, tikėdami juo. Ir jie priėmė tai, ką jis darė. Jis priėmė tai, ką jis jiems davė. Šiandien lygiai taip pat, kol mes negirdėjome apie viešpatį gydantį, atleidžiantį nuodėmes, išlaisvinantį, tol mes negalim priimti. Mes galvojam, kad Dievas duoda mums kryželį. Deja, Dievas neduoda mums kryželio. Dievas davė šitą bausmės kryžių viešpačiui Jėzui Kristui. Jis buvo tas avinėlis, kuris pasmerkė visą pasaulio nuodėmę. Jis sunaikino viso pasaulio nuodėmę. Tai reiškia, tavo nuodėmę jis sunaikino. Jis sunaikino tavo prakeikimą, ligas, negalias.
Tai, kas turėjo įvykti su tavim ir manim, įvyko su Jėzumi Kristumi. Ir jis mirė. Jis atsiskaitė už mūsų nuodėmę. Jis numirė. Nuodėmės pasekmė yra mirtis. Jis atidavė save mirčiai. Jis atidavė save kančiai. Jis buvo palaidotas. Su juo taip neturėjo įvykti. Tai įvyko tik vieninteliu atveju. Jis tai padarė dėl tavęs ir dėl manęs. Kadangi jis nepadarė nuodėmės, Dievas nubaudęs jį dėl mūsų nuodėmių. 3 dieną jį prikėlė iš numirusių. Prikėlė iš numirusių teisų šlovingą savo sūnų. Davė jam amžinąjį gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad jis nenusikalto. Dar daugiau. Dievas pasakė, kad kiekvienas, kuris tikės viešpatį Jėzų Kristų, turės amžinąjį gyvenimą. Gaus viešpatės Jėzaus Kristaus teisumą. Kiekvienas, kuris tikės viešpačiu Jėzumi Kristumi, širdimi tikės, lūpomis išpažins, atgims iš Dievo, gims iš dvasios. Ką reiškia? Dvasia, kuri buvo negyva, ji taps gyva. Gyva Dievo akivaizdoje. Kas gimė iš Dievo, yra dvasia. Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Kas gimė iš Dievo, tas yra teisus. Reiškia, kada tu priėmei Kristų Jėzų, kada aš priėmiau Jėzų Kristų, mes gavome Dievo teisumą. Ką reiškia gauti Dievo teisumą? Dievo teisumas nenusipelnė pasmerkimo, mirties, kančios ir baimės ir kažkokių bausmų. Ne. Dievo teisumas, kada Dievas mato tobulai teisų žmogų, kuris atitinka visą jo įstatymą. Dievas palaimino šitą teisumą, Dievas palaimino šitą žmogų viešpatį Jėzų Kristų. Visi palaiminimai priklauso teisumui. Ir Dievas mums davė šitą teisumą kaip dovaną per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Kadangi tu ir aš tapau teisus per Jėzų Kristų, per tikėjimą Jėzumi, kas įvyko? Įvyko tai, kad mums nebepriklauso prakeikimas. Mums nepriklauso ligos ir negalios. Mums nepriklauso pragaras ir mirtis. O kas mums priklauso? Tuoj paskaitysiu, kas mums priklauso. Mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Laiške Efeziečiams yra Paulius parašė tokius žodžius. 1 skyriuje 3 eilutėje jis rašo: tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpatės, Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais. Jis mus palaimino. Šiandien iš Dievo neateina mums prakeikimas. Šiandien iš Dievo mes turime palaiminimą Jėzuje Kristuje. Kaip mes pasiekėm šitą palaiminimą, kuris yra Jėzuje Kristuje? Tikėdami jo meilę, tikėdami jo malonę. Kada mes girdime skelbiamą Jėzaus meilę, kada mes girdime skelbiamą viešpaties Jėzaus Kristaus malonę, mes tikime šitą meilę ir jo malonę ir mes priimam šitos palaiminimus. Šitie palaiminimai kaip išgydymas, kaip išlaisvinimas, kaip aprūpinimas, kaip išmintis, sugebėjimas atsiveria mumise čia vaikštant žemėje, Jėzaus Kristaus vardu. Ir tiesiog dabar, aš žinau, kad tie kažkas, kurie klauso žmonės, kad pas jūs yra kažkokių ligų, diagnozių, kažkurios gydomos, kažkurios negydomos diagnozės, ar ne? Bet mes tiesiog susitarkime, tikėdami viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir pasimelskime tikėjimo malda. Aš pasimelsiu už jūs, kad tos lygos, kurios kankino jūsų kūnus, protus, kurios tapo našta ir apribojimu jums, kad jos tiesiog dabar išnyktų. Taigi, užsidėk savo ranką ten, kur, jeigu jauti skausmas, kur yra, jeigu žinai, kad tas organas pažeistas per ligą, ten tiesiog užsidėk ranką. Jeigu negali pasiekti ten nugaros, dar kažką, tiesiog užsidėk ranką ant širdies. Dabar.
Tėve, aš dėkoju tau už kiekvieną žmogų, kuris dabar užsidėjo savo rankas Jėzaus vardu ant savo kūno dalies, kuri buvo pažeista ligos. Tėve, tėveliai, dėkoju tau, kad tu paėmei visas jų negalias, visas ligas, visą nuodėmę ir pasmerkiai Golgotai ant kryžiaus Kristaus kūne. Tiesiog dabar pagal tavo žodį tai yra pasmerkta, tai yra nugalėta. Todėl aš Jėzaus Kristaus vardu surišu visas šitas ligas ir negalias, kas tai bebūtų. Vėžys, diabetas, kažkokie kiti negalavimai, skausmai, kaulų lygos, raumenų lygos, širdies lygos, smegenų, ausų, dantų, akių lygos, Jėzaus Kristaus vardu. Surišu ir sakau, eikit lauk iš tų žmonių. Tiesiog dabar Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, Tėve, kad tu paėmei kiekvieno iš mūsų ligas ir negalias. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu tiesiog dabar veiki tų žmonių gyvenimuose. Haleliuja, kad dingsta šitos ligos, dingsta šitie simptomai Jėzaus Kristaus vardu ir ateina malonė ir ramybė. Ateina pažinimas viešpaties Jėzaus Kristaus per jo geradarystės. Ačiū tau, Tėve, dėkoju tau Jėzaus Kristaus vardu. Ir tiesiog noriu kreiptis už tuos, kurie patys dėjo rankas, kurie dalyvavo šitoj maldoj. Jeigu jūs turit šitą knygą, čia yra Biblija, gal neturit visos Biblijos, bet turit gal Naująjį testamentą, parodysiu, čia yra Naujasis testamentas. Tiesiog susiraskit šitą knygą. Paskaitykit apie tai, koks yra Jėzus, ką jis darė su ligoniais. Ar jis davė jiems ligas, ar jis atėmė iš jų ligas. Pažiūrėkit, kaip tai vyko. Žmonės bendradarbiavo su Jėzumi tikėdami. Ir kiekvienas, kuris tikėjo juo, kuris atėjo pas jį, jis gavo išvadavimą. Jis gavo išgydymą iš savo ligų. Kiekvienas, kuris atėjo sukaustytas, surištas, jis gavo tiek nuodėmio atleidimą, tiek išgydymą. Ačiū tau, viešpatie. Haleliuja. Taigi, rasite adresą, elektroninis paštas. Jeigu su tavim kažkas įvyko, ar pradėjo vykti, ar buvo įvykę ir vėl kažkas sustojo, tiesiog parašyk, bendraukim, kalbėkimės, susipažinkim. Viešpats mane pagydė iš ligų, kur man gydytojai nieko nebegalėjo padėti. Beviltiška situacija, bet aš tikėjau jo žodžiu, aš skaičiau jo žodį, viešpats mane pamokė. Ir aš esu šiandieną sveikas. Aš gyvenu daugiau kaip 20 metų po to, kai aš turėjau mirti. Kodėl? Todėl, kad Jėzus Kristus yra gydytojas. Dabar. Jis yra tavo ir mano gydytojas. Kodėl jis gydo? Todėl, kad jis myli tave ir mane. Todėl, kad Dievas taip pamilo tave, kad mylėdamas tave, jis atidavė save, kad tu turėtum gyvenimą per jo mirtį ir prisikelimą. Taigi priimk šitą gyvenimą. Jeigu tu nori šito gyvenimo, tiesiog dabar tu gali kreiptis į Dievą, paprastai žodžiais, aš padėsiu tau, tai nėra poteriai, tai nėra kažkokia išmokta maldelė, tiesiog aš duosiu nuorodą, kaip mes galime kreiptis į Dievą. Jeigu nori, gali užsimerkti, gali žiūrėti tiesiog dabar mane į akis ir mes galime kalbėti. Viešpatie Jėzau Kristau, aš kreipiuosi į tave. Aš pripažįstu, kad tu esi gyvojo Dievo sūnus. Kad tu gyvenai žemėje, būdamas žmogus, be nuodėmės, be kaltės. Kad vieną dieną tu atidavei save mirčiai dėl manęs. Kad tu paėmei ant savęs visas mano nuodėmės. Visą nuodėmę. Visą prakeikimą, bausmę, ligas, negalias, mirtį. Numeriai. Buvai palaidotas. Ir trečią dieną Dievas Tėvas prikėlė tave iš numirusių. Aš tikiu tuo.
ir aš išpažįstu savo lūpomis. Tu esi gyvojo Dievo sūnus. Ir aš pripažįstu, kad tu dabar esi čia. Aš kviečiu tave, ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Aš noriu pažinti tave. Aš noriu gyventi su tavimi šitoj žemėje. Ačiū tau viešpatie Jėzau Kristau. Amen. Taigi, iki sekančių susitikimų. Duokite žinoti apie save, kas vyksta su jumis. Malonė ir palaiminimas jums. Ten, kur jūs esate, ką jūs darote, viešpaties pagalba ir išmintis tebūna su jumis. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.